Nežinau, ar jums būna taip, kad norit ginčytis apie sveikatos apsaugą, jos finansavimą, jos veikimą. Man tas būna gana dažnai. Perskaitau ką nors arba koks nors žmogus ką nors pasako ir aš įsiveliu į ginčius. Paskutinis kartas buvo, kai perskaičiau Facebook'e žinutę žmogaus. Tas įrašas skambėjo maždaug taip, kad privalomas sveikatos draudimas nėra draudimas, tai yra privalomas mokestis. Nes tai kaip funkcionuoja draudimas, tai tu moki įmokas, atsitikus draudiminiam įvykiui gauni išmoką. O šiuo atveju privalomas sveikatos draudimas nefunkcionuoja tokiu būdu. Galvojau, kad būtų visai gerai pakalbėti šitame cikle, kur kalbu apie sveikatos, filosofijos ir maisto ryšį, pakalbėti apie tai, kaip filosofija galėtų mums padėti geriau ginčytis, tvirčiau ir pagrįsčiau ginčytis apie sveikatos apsaugos sistemą. Aš turiu čia tokį padėjėją šalia savęs, kuris man yra reikalingas todėl, kad kalbėdama apie sveikatos apsaugą, tikėtina, kad kalbėsiu vartodama tokias savokas kaip žmonės, arba dauguma žmonių, arba vidutinis žmogus, piešdama tokio abstraktaus žmogaus vaizdą. Ir kai mes kalbam tarpusavėje, tai mūsų tas visiškai netrikdo ir mes labai galim turėti įdomius pokalbius, kalbėdami apie tos abstrakčius žmonės. Tai beveik neišvengiama, kai mes kalbam apie plačius, daug žmonių, didelės žmonių grupės apimančius reiškinius. Šis kalbėjimas yra būtinas, bet kartu jis sukelia labai didelį pavojų. Bet nes tokio abstraktaus žmogaus, kaip šitas žmogus, neegzistuoja. Visi žmonės turi savo savybės. Filosofija turi priešnuodį tokiam abstrakčiam kalbėjimui, kuris kartais gali mus išvesti į tokius tolimus ir labai abstrakčius laukus, kur diskusija vis dar vyksta, bet mažai ką turi bendro su realaus žmogaus gyvenimu. Aš laikysiu jį šalia savęs tam, kad jis man pačiai vizualiai primintų, kad aš negaliu nuklysti į tas abstrakcijas ir kad nepamirščiau pakalbėti apie vieną filosofą, kuris pasiūlė filosofinį įrankį, kuris gali mums padėti kalbėti apie sudėtinius reiškinius, sumažinant riziką to per didelio atotrūkio nuo realybės. Už galimybę parengti šitą video ciklą, kuriame kalbu apie sveikatos, filosofijos ir maisto ryšį, dėkoju Lietuvos medikų profesiniai sąjungai ir aišku, tai, ką sakysiu, nebūtinai sutampa su Lietuvos medikų profesinės sąjungos kaip organizacijos požiūriu arba jos narių požiūriu. Kalbėsiu apie sveikatos priežiūrą, struktūrinį smurtą ir filosofiją. Ir apie jų sankirtas. Gal struktūrinio smurto sąvoka nėra taip dažnai girdima. Tai yra smurto forma, kai viena arba kelios socialinės struktūros arba institucijos kenkia žmonėms, neleisdamos jiems patenkinti būtinųjų poreikių. Tas terminas atsirado 70-metyje. Norvegų sociologas Johanas Galtungas. Jį aprašė 69 metais. Jo straipsnį galite rasti internete. Aš skaidrėje įdedu nuorodą. Jį verta paskaityti, nes jis naudingas apskritai ne tik geriau suvokiant, kaip veikia sveikatos apsaugos sistema. Jis apskritai yra naudingas suvokiant realybę. Jeigu vyksta kur nors kokie nors konfliktai, mes žiūrime žinias ir bandome žinių suprasti, kas vyksta. Bet žinios praneša apie įvykius. O konfliktai nėra įvykiai. Jie yra procesai. Ir norint suprasti procesą, reikia sisteminio požiūrio. Tai reiškia, reikia skaityti sociologų darbus. Sociologas Johanas Galtungas yra labai svarbus žmogus apskritai konfliktų ir taikos studijose. Jo darbus verta paskaityti, jeigu norim geriau suprasti šiandien vykstančius konfliktus bet kurioje pasaulio vietoje. Struktūrinis smurtas pasireiškia, kai visuomenės struktūros, jos gali būti pačios įvairiausios. Ekonominės, teisinės, religinės, politinės, kultūrinės sistemos. Engia tam tikras grupės ir gali sukelti įvairią žalą, gali fizinę sukelti, psichologinę. Sveikatos skirtumai žmonių grupių gali būti tokio struktūrinio smurto pavyzdys. Tarkim, kai imam skirtingas grupės ir matom, kad, pavyzdžiui, pagal pajamas suskirsčius žmonės į grupės, aukštesnių pajamų žmonės turės geresnę sveikatą negu žemesnių. Grįžtant prie tos frazės apie tai, kad privalomas draudimas iš tikrųjų nėra draudimas. Ta žmogų sujaudino žodis draudimas. Mane labiau jaudina žodis privalomas. Man atrodo, jis nėra tikslus, kalbant apie draudimą, iš kurio mes finansuojame sveikatos priežiūrą. Nes kai mes sakom privalomas draudimas, tai tada tarsi yra alternatyva privalomas ir neprivalomas. Tikslesnis žodis galėtų būti tas žodis, kuris naudojamas kitose kalbose. Tai yra visuotinis draudimas. Tada skirtumas yra tarp visuotinio ir individualaus. Skirtumas yra pagrindinis, visuotinis šitas draudimas yra. Privalomumą lemia visuotinumas. Visuotinumas yra čia pagrindinė savybė šito draudimo. Tai reiškia, kad visi dalyvauja bendroje sistemoje ir iš šitos pinigų sumos, kuri yra surinkta, finansuojami visi irgi turėtų būti
Tai yra visuotinio draudimo principas. Ir čia skirtumas šitos sistemos ne privalomumo ir neprivalomumo, tai yra savanoriškumo, o visuotinumo ir dalinumo. Tai reiškia, kad visi mes mokam ir visi mes apdrausti, ar aš moku ir aš esu apdraustas, o kitas žmogus, kuris nemoka dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, negali mokėti, jis ir nėra apdraustas. Yra skirtingi būdai, kaip organizuoti ir apmokėti gydymą ir sveikatos priežiūrą. Grubiai tariant, galėtumėm sakyti, kad yra privati sveikatos priežiūros sistema, gali būti visuotinė sveikatos priežiūros sistema ir gali būti jų derinys. Tai jų derinys tos visuotinės ir šalia esančios daug mažesnės, mažiau reikšmingos privačios ir yra dažniausiai pasitaikanti sveikatos priežiūros organizavimo forma. Didžioji dauguma valstybių turi vienokią ar kitokią visuotinio draudimo formą. Arba bent jau turi labai stiprią ambiciją jos siekti ir siekia jos etapais. Daugiau negu 2/3 pasaulio žmonių gyvena šalyse, kurios turi vienokią ar kitokią stipresnę ar silpnesnę visuotinio sveikatos draudimo formą. Iš išsivysčiusių šalių tik tai Jungtinės Amerikos valstijos neturi visuotinio draudimo. Jeigu pažiūrėsime Jungtinėse Amerikos valstijose į fizinių asmenų bankroto statistiką, pagrindinė fizinių asmenų bankroto priežastis yra medicinės išlaidos. Tai yra išlaidos, kurias žmogus patiria, kai jisai susirga. Arba kai gimdo, kai turi bet kokį sąlytį su gydymo sistema. Lietuvos teritorijoje sveikatos draudimo sumanimų jau buvo 20 amžiaus pradžioj. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, bet Pirmas pasaulinis karas visus planus sutrikdė. Tuo metu Lietuva dar buvo Rusijos imperijos sudėtyje, o jau nepriklausomoje Lietuvoje 26 metais, tai yra praktiškai prieš 100 metų, buvo priimtas Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos įstatymas, o dar po poros metų buvo įsteigta pirmoji ligoninių kasa. Ir šitas įsteigimas, šitos draudimo sistemos, jis truputį vyko vėliau negu kitose Baltijos valstybėse. Ar tai buvo visuotinis draudimas? Ir taip ir ne. Sumanimas buvo visuotinio draudimo, truputį sunkiau buvo su ūkininkais, kadangi ūkininkai ir ūkių darbininkai sudarė didelę dalį Lietuvos visuomenės, galėtumėm sakyti, kad tas visuotinis sveikatos draudimas nebuvo taip iki galo visuotinis. 40 metais ligonių kasos buvo likviduotos, sveikatos priežiūra buvo finansuojama sovietmečiu iš biudžeto, o jau 97 metais, tai yra 20 amžiaus pabaigoje, buvo vėl sukurtos ligonių kasos, padarytas atskiras mokestis ir gydymo įstaigos pradėtos finansuoti pagal sveikatos draudimo principus. Čia yra istorija. Pagrindinis idėjinis skirtumas tarp tų skirtingų finansavimų sveikatos apsaugos yra toks. Ten, kur sveikatos priežiūra yra privatus žmogaus reikalas, gydymas, ar man jisai bus suteiktas ar nesuteiktas, priklausys nuo to, koks yra mano turtas ir koks yra mano statusas. Tose šalyse, kurios neturi tos visuotinės sveikatos priežiūros, dauguma tų šalių, jose didelėms grupėms žmonių medicininę priežiūrą teikia tarptautinės organizacijos. Ir galime tai žiūrėti kaip į labdarą, ne? Bet jeigu, tarkim, žiūrėtumėm dar labiau atsitraukę ir matytumėm tose šalyse esantį nestabilumą arba neligybės kaip kolonijinės priespaudos rezultatą, tada galbūt tai nebeatrodytų tokia labdara. Šitam video apie sveikatos apsaugos sistemų istoriją ir sociologiją kalbu tik tai trumpai. Mūsų tikslas yra suprasti, kokiomis filosofinėmis idėjomis remdamiesi mes galime geriau suprasti, kaip funkcionuoja tos sistemos ir geriau suprasti, ar tai, kaip jos funkcionuoja ir ar tos idėjos, kuriomis remiantis jos funkcionuoja, šitos sistemos sutampa su mūsų pačių supratimu, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra trokštama, ką aš kaip žmogus palaikau. Nes tai gali mums tada kelti kitus klausimus. Ar mano nuostatos, mano supratimas teisingumo yra deramai atstovaujamas politinėme žemėlapyje. Ar aš ten turiu savo atstovus, kurie mano taip pat kaip aš ir kurie priimdami kolektyvinius sprendimus remsis panašiamis filosofinėmis nuostatomis kaip ir aš. Mes turim tokį klausimą svarbu, kaip užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sistema būtų sąžininga, kad jinai būtų teisinga. Kodėl? Todėl, kad ligos yra tokios, ne? Ligos yra sąžiningos, jos gali paliesti žmonės, kurie turi aukštas pajamas ir tuos, kurie turi žemas pajamas. Kaip padaryti taip, kad jų gydymas irgi būtų vienodai geras tiek tiems, kurie turi žemas pajamas, tiek tiems, kurie turi aukštas pajamas. Filosofija duoda gerus įrankius, kurie padeda mums suprasti tas sistemas. Galime pažiūrėti į keletą filosofinių požiūrių, kurie yra skirtingi, bet jie prisidėjo prie diskusijų, šimtmečiais vykusių diskusijų apie sveikatos apsaugos sistemą. Vienas iš tokių požiūrių būtų utilitarizmas. Jeremis Bentamas, Jonas Stuartas Millis kalbėjo apie
didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui. Jeigu žiūrime sveikatos priežiūrą per šią prizmę, tai galime kalbėti apie išteklių paskirstimą tokiu būdu, kad būtų kuo didesnis gėris didžiausiam skaičiui. Utilitarizmo mums gali neužtekti. Nes jeigu taip žiūrėsim, tai ignoruosim žmonės, kurių, pavyzdžiui, gydymas reikalauja didžiulių išlaidų. Bet tų žmonių grupės nėra didelės. Pavyzdžiui, žmonės sergantys retomis ligomis. Ir taip mes, norėdami siekti didžiausio gėrio didžiausiam kiekiu žmonių, stiprinsim sveikatos nelygybę. Kitas požiūris, svarbus, kalbant apie sveikatos apsaugą, būtų deontologinės etikos. Deontologija, šitas žodis yra kilęs iš graikų kalbos žodžio deon, kuris reiškia pareigą arba tai, kas būtina. Tai galėtumėm sakyti, kad yra pareigos etika. Žmogus niekada negali būti traktuojamas kaip priemonė. Žmogus yra tikslas. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gydymą, į sveikatos priežiūrą. Visiškai nesvarbu, koks yra jo ekonominis statusas ir kokia yra to gydymo kaina. Mes iš principo turim teisę į gydymą. Ir kai žiūrime taip, tai tada mes negalime kelti klausimo, o kaip tas žmogus elgėsi gyvenimo, gal jis pats kaltas dėl šitos ligos, arba pavyzdžiui, o galbūt mes negalime sau leisti dabar, pavyzdžiui, gydyti šito žmogaus. Sveikatos priežiūra ir gydymo suteikimas tai yra mūsų moralinė pareiga. Mes kaip visuomenė, mes vieni kitiems esame įsipareigoję sukurti tokią sistemą. Trečias filosofas būtų Džonas Rawlsas. Jo teisingumo koncepcija yra svarbi, jeigu kalbame apie sąžiningas sistemas. Apie sistemas, kurios siektumėm, kad jos būtų sąžiningos. Rawlsas sakė, kad teisinga visuomenė yra ta, kurios institucijos yra sukurtos taip, kad jos yra naudingos žmonėms, kurie turi mažiausiai galios, turi mažiausiai pranašumo. Tai reiškia, kad jeigu mes sukuriam sveikatos apsaugos sistemą, kur yra labai naudinga žmonėms, kurie turi aukštas pajamas ir aukštą įtaką, bet yra visiškai nenaudinga žmonėms, kurie negali prie tos sistemos prieiti dėl savo finansinių apribojimų arba, tarkim, jeigu prisimintumėm iki karinę Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą ir draudimą, ne pačioje pradžioje, kai žmonės, kurie gyvena kaime, jie turi mažesnę prieigą prie šitos draudiminės sistemos, joje nedalyvauja. Ne? Tai kaip tą naudingą sistemą sukurti? Žinant, kad žmonės, kurie kūrė sistemas, jie yra galios pozicijoje. Kaip dabar padėti savo, esant galios pozicijoje, sukurti sistemą, kuri būtų palanki mažiausiai galios turintiems. Tarkim, visuomenėje, kurioje nėra stiprių neįgaliųjų teisės atstovaujančių organizacijų, vienas žmogus, kuris turi, tarkim, apribotą judėjimą arba kitas sveikatos problemas, negali būti lygiaverčiame galios santykyje su įstatymų leidėjais, kurie organizuoja jo aplinką, gyvenamąją aplinką, darbinę aplinką. Kai atsiranda organizacijos, kurios atstovauja žmonės, atsiranda lygesnis santykis. Ir čia yra tas svarbus filosofinis įrankis, kuriuo galime pasinaudoti, kai galvojame apie sąžiningą sveikatos apsaugos sistemą ir kai siekiame ją kurti kaip visuomenė. Šitą įrankį sukūrė garsus politinis filosofas Džonas Rawlsas. Ji buvo aprašyta jo knygoje Teisingumo teorija, kuri išleista 71 metais. Reikia atlikti mintinį eksperimentą. Tai yra mintinis eksperimentas, kurio tikslas yra nustatyti sąžiningus ir teisingus visuomenės arba kokios nors sistemos principus ir tai darant ignoruoti savo šališkumą, kuris neišvengiamai kiltų iš mūsų asmeninių interesų. Mums reikia įsivaizduoti save, kad esame už uždangos. Už nežinojimo uždangos, taip ją vadina filosofas. Įsivaizduokim, kad mes nežinom savo vietos visuomeniai. Mes nežinom, koks yra mūsų socialinis ir ekonominis statusas, koks yra mūsų išsilavinimas, nežinom, kokia mūsų sveikatos būklė, kokiai etniniai, religiniai grupiai mes priklausom. Mes nežinom savo gebėjimų, amžiaus, nieko nežinom apie save. Ir už šitos uždangos būdami mes bandom pasirinkti principus, pagal kuriuos mes kursime tą sveikatos apsaugos sistemą arba gerinsim ją. Kodėl šis mintinis eksperimentas yra naudingas? Todėl, kad mes nežinom, kokioj situacijoje kada nors mes atsidursim. Tarkim, už tos uždangos mes nežinom, ar mes esam turtingi ar neturtingi, todėl mes norėtumėm sveikatos sistemos, kuri užtikrintų sveikatos priežiūrą ir neturtingiems žmonėms, nepriklausomai nuo pajamų. Nežinom, ar mes senyvi, ar mes sergantis. Mes nežinome, kur mes gyvenam, ar mes gyvenam vienkiemyje, ar mes gyvename mieste prie pačios pagrindinės Lietuvos ligoninės. Pagrindinė prielaida, kuriant šitą mintinį eksperimentą, yra, kad žmonės už uždangos, už nežinojimo uždangos
nežino, ar jie yra privilegijuotoje pozicijoje, ar atskirti. Ir tada, nežinodami šito, jie numato galimybę, kad galbūt jie yra atskirti. Ir tada didesnė tikimybė, kad jie kurs sistemas, kurios mažins nelygybę. Arba bent jau dirbtinai jos nekurs. Šitos idėjos šiandien yra formuojančios taip, kaip mes mąstom apie sveikatos priežiūrą. Ar tai yra teisė, o gal tai yra tiesiog prekė. Struktūrinis smurtas sveikatos priežiūroje yra gili problema. Jis reiškia socialinės struktūras, kurios daro žalą žmonėms ir užkerta kelią patenkinti pagrindinius poreikius. Tai yra nematomas smurtas, įtvirtintas sistemomis. Šito smurto ypatybė yra ta, kad labai sunku pamatyti, kas čia smurtauja. Ir dažniausiai kaip smurto šaltinį matom paskutinį žmogų arba paskutinę instituciją, kuri yra tik tai paskutinėje grandinėje. Tarkim, negavom tam tikro gydymo. Mums atrodo, kas kaltas gydytojas, galbūt konkreti gydymo institucija. Tačiau galbūt jie yra tik grandinės dalis. Ir mes nežinom, ką kaltinti. Mes kaltinam gydytoją, kaltinam prezidentą, visą pasaulį. Nematom to sisteminio požiūriais ir idėjomis paremto tinklo, kurio tik tai paskutinė dalis yra tas žmogus arba ta institucija, kuri mums neleido mūsų požiūrių gauti tai, į ką mes turime teisę. Struktūrinis smurtas dažnai yra nematomas. Jo mes galim net neidentifikuoti kaip smurto. Pavyzdžiui, diskriminacija. Kuo vyresnis yra žmogus, tuo jam sudėtingiau būti pacientų sveikatos apsaugos sistemoje. Nekartą esu girdėjusi patarimą, kai mano artimieji, vyresnio amžiaus artimieji sirgo, esu girdėjusi šitą patarimą ir iš pacientų, ir iš gydytojų, ir iš pacientų artimųjų. Eik visada kartu su savo mama arba eik visada su to žmogum, kuris yra vyresnis. Jeigu šalia vyresnio žmogaus yra jaunesnis žmogus, tikėtina, kad tas vyresnis žmogus gaus didesnį dėmesį, negu kad jis gautų, jeigu eitų vienas. Tokia diskriminacija gali būti ne tik dėl amžiaus, ji gali būti dar ir dėl priklausimo etniniai grupiai kuriai nors. Ir tai nėra tik tai asmeninio nusistatymo konkretaus žmogaus, su kuriuo mes sistemoje susidurėm rezultatas to nusistatymo išankstinio. Tai yra platesnių visuomenės struktūrų, kurios kūrė ir palaiko nelygybę pasekmė. Kitas struktūrinio smurto pavyzdys galėtų būti prieigos trūkumas. Nebuvimas prieigos prie medicininių paslaugų. Ir jis nėra toks, kad žmogui draudžiama kreiptis pas gydytoją. Jis gali kreiptis, ne? Bet tarkim, esu mačiusi pavyzdžių kaime gyvenančių žmonių, kurių sveikata buvo ir gyvybė buvo išgelbėta tik dėl to, kad, tarkim, mūsų kaime buvo sveikatos priežiūros specialistas. Ir galėjo tiesiog plika akimi pamatyti tą žmogų einantį gatvę blogai besijaučiantį. Ir galėjo tiesiog prieiti ir pasidomėti jo sveikata, pasikviesti į savo kabinetą, išrašyti ten siuntimą arba patarti žmogui, kuo skubiau važiuoti pas aukštesnio lygio specialistą. Tas įvyko todėl, kad tas sveikatos priežiūros specialistas buvo arti žmonių. Arti žmonių, kurie dėl savo pajamų, dėl kitų socialinių veiksnių negali tiesiog nueiti pas gydytoją. Ir čia yra toksai paradoksas sveikatos. Kartais kuo sudėtingiau žmogus serga, tuo jam sunkiau kreiptis pagalbos. Ir sveikatos specialisto buvimas šalia, tiesioginis realus buvimas šalia, buvimas gatvėse, susitikimas su žmonėmis parduotuvėse, jis gali būti labai reikšmingas. Jeigu, tarkim, pirminės sveikatos priežiūros specialistų, bendruomenės slaugytojų, anksčiau vadintų felčeriais, jų nelieka kaimo vietovėse. Ir yra tik tai sukūriamas tas formalus sveikatos apsaugos priežiūros įstaigų tinklas, kur tu gali kreiptis. Tu gali kreiptis. Bet dalis žmonių dėl savo asmeninių situacijų jie negalės kreiptis. Ir jeigu, tarkim, mes laikomės požiūrio, kad kiekvienas žmogus yra už save ir kiekvienas žmogus turi rūpinti savo sveikatą, ir mums nesvarbu, kad yra žmonių, kurie dėl savo ligos negali rūpinti savo sveikatą arba dėl savo socialinės būklės negali rūpinti savo sveikatą, tai mes galim sakyti, čia tų žmonių problema. Bet jeigu mes laikomės požiūrio, kad sveikata ir sveikatos priežiūra yra žmogaus teisė ir kad visuomenė turi moralinę pareigą rūpintis kiekvieno žmogaus sveikata, nes kiekvieno žmogaus sveikata padeda visuomeniai pačiai funkcionuoti daug stabiliau ir daug geriau. Ir kuo sveikatos nelygybė yra mažesnė, tuo tikėtina, kad visų žmonių sveikata yra geresnė. Galėtumėm sakyti, kad pats skurdas yra struktūrinio smurto forma, nes žemos pajamos dažnai sukelia kliūtis. Pavyzdžiui,
tinkamo būsto neturėjimas, prasta mityba. Visa tai prisideda prie prastesnės visuomenės sveikatos.